Sveiki, verslo žinių podcast'o žiūrovai ir klausytojai. Šiandien kalbėsime apie žemės ūkio sektorių ir su manimi studijoje šiandien yra agroverslo bendrovės Skandagra Group vadovas Julius Podžiuvelis ir ekonomistas Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas Marius Dubnikovas. Sveiki. 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 Na, kalbant apie žemės ūkį, tai dabar vis minima, kad labai įtemptas laikas, labai sudėtinga, dar tas sezonas toks komplikuotas ir ta ekonominė padėtis tokia ir situacija rinkose tarsi nežinia. Bet kokiomis iš tikrųjų sąlygomis veikia dabar žemės ūkio sektorius? Gal nėra viskas taip blogai? Mariau, gal jūs pradėkit. Žemės ūkis yra sudėtingas verslas, reikia pasakyti, nes pajamingumai nėra aukšti, ypatingai smulkesnių ūkių, kurie iš tiesų susiduria su rimtomis problemomis, tai yra pastovus ir kapitalo poreikis ir, sakykime, tas gamtos faktorius, kuris neprognozuojamas yra. Tai ne tik tai Palangos verslininkus veikia, bet ir žemės ūkius be abejo veikia gamta. Ir sekantis dalykas tai yra pastovus stresas dėl modernizavimo ir efektyvumo kėlimo. Tai ta aplinka nėra draugiška tokia, sakyčiau, ganėtinai specifinė būtent žemės ūkiui. Ir, iš tiesų reikalaujanti labai didelių vadybinių sugebėjimų. Tai visų pirma, sakyčiau, kad yra daug verslų, kur tu gali turėti, sakykime, amatą kažkokį tai ar profesiją ir gebėti tome versle dirbti. Tai žemės ūkyje, ko gero, kaip bebūtų keista, ne tik tai gamtos išmanimas ir sakykime, chemijos išmanimas, bet ir didelių vadybinių sugebėjimų reikalaujantis procesas, nes tai yra, sakyčiau, pastovios audros būsenoj turi gyventi. Tai va toksai yra. Dabar bet kokiu atveju iš kitos pusės galima ir pasidžiaugti. Žemės ūkis yra vienas iš nedaugelių verslų, kuris, sakykime, turi reikšmingą dalį Europos kontekste. Tai yra vis tik tai grūdų eksportas ir grūdinių kultūrų eksportas yra reikšmingas. Mes užsiauginam labai daug kartų, turbūt galėtume pataisyti, kiek kalorijų užsiauginam ir kiek mes suvalgom, bet tikrai daug išvežam. Kad daugiau nei pusę, ar ne, eksportuojama, ar ne? Tai čia gal Pabaltijs labiau įsiskiria šituo, kad mes labai daug išvežam žaliavinio grūdo, o jo pakankamai nedaug perdirbam, bet čia turbūt... Čia jau bėda yra, ta prasme, kad mes vis tik tai išvežam žaliavą, jos neperdirbė ir tai reiškia, kad nepakylame grandinėje aukštyn. Tai o kas trukdo tai pasiekti? Tikriausiai pagrindinė priežastis yra investicijos reikalingos tam, kad į perdirbimas jisai įvyktų ir tų investicijų nepasiekiama kažkaip. Čia kita vieta. Turbūt yra, mes esam tos šalis, kurios džiaugiamės gražia gamta ir dideliais mažų gyventojų tankių. Tai vietoj to, kad mes esam ir mūsų ūkininkų darbštumu, mes pajėgūs užauginti didelius kiekius grūdų, gyventojų pas mus nėra daug, mes ne Olandija, ne Belgija ir reiškia, mes jau suvartojam nedaug. Jeigu paimti 80% grūdų yra suvartojama gyvulininkystėje, pasauliniu mastu. Tai vienintelis didysis vartotojas, kuris gali suvalgyti reikšmingus kiekius grūdų, tai yra gyvuliai. Gyvulininkystė pas mus yra tame lygyje, kurie yra, jinai yra labai stambi, profesionali, bet gal tik dabar, sakyčiau, matom pirmus tuos didesnius plėtimosi projektus, kurie atneš kažką. O praplečiant tą mintį apie žemės ūkį, kad sunku pradėti, sakykime, tą gyvulininkystę arba apskritai. Tai žemės ūkis iš tikrųjų, kaip bebūtų, jisai išstumia žmonės iš savo sektoriaus. Tai yra žmonių skaičius dirbantys žemės ūkyje dramatiškai mažėja. Jeigu po nepriklausomybės atgavimo pas mus buvo žemės ūkyje dirbo kokia, turbūt beveik 30% žmonių buvo susiję vienai par kitaip, tai dabar turime turbūt apie 6% kažkur tai žmonių, tik tai jau mūsų populiacijos dirbančių žemės ūkyje. O kodėl taip mažėja? Technologijos, visų pirma technologijos. Ir jeigu pažiūrėtume į vakarų Europą, tai tenais mes matytume apskritai 2-3% dirbančiųjų. Tai dar pas mus dar, sakykime, jų per daug netgi yra tam žemės ūkyje dirbančių.
Ir pagrindė be abejo technologijos. Tai mes jau matome savivaldžius traktorius, kombainus, visus šitus procesus. Mes matome ypatingai efektyvią techniką. Tai jeigu ten prieš kokią turbūt dar 20 metų galėjome matyti baltarusiškus mėlynus baisius traktorius, tepaluotus ir gendančius pastoviai. Pats esu matęs vikštinį traktorių, kuriam sprogo variklis DT75, kaip šiandien dieną atsimenu, matęs esu tokį. Tai dabar mes turime visiškai modernų ūkį ir kur yra modernumas, ten nereikia žmogaus rankų. Reiškia, vėlgi, tas žemės ūkis mūsų virsta savotiškai, galima sakyti, net nesavotiškai, o tikrai galima sakyti aukštųjų technologijų verslu, kur yra palidovinis ryšys, kur yra kompiuteriai, kur yra, sakykime, didelis planavimas, aukštos technologijos, kur purkštuvai purškia tik konkretų tašką, sakykime, nudaigojant vieną ar kitą piktžalę, tai va čia ir yra. Ir be abejo, tų žmonių iš kaimo poreikis mažėja. Reiškia, žemės ūkis iš tikrųjų turi labai stipriai keisti savo veidą ir pastoviai stengtis, kaip bebūtų, ieškoti to efektyvumo. Bet turbūt gal reikėtų sakyti jau šiais laikais, kad žemės ūkis yra verslas. Ir kad tai yra... Čia yra kita tema, ta prasme iš tiesų mes turbūt ar ši tema labai stipriai, nes žemės ūkis dažnai yra sakralizuojamas. Tai yra tarsi tas verslas, kuris negali patirti nuostolių. Tas verslas, kuris turi būtinai išlikti, nes kitaip kas duonelę augins. Taip, tada sakom, mes jūs maitinam. Taip, ir čia atsiranda problemos iš tiesų, tai yra, matau, tą poreikį lengvatoms, paramoms, begalinėms. Dažnai ūkininkai yra, itin, sakyčiau, įgudę sukurti poreikius įvairiom lengvatom, paramom ir panašiems dalykams, ko netgi kituose sektoriuose turbūt net nesame matę. Bet tai turėtų kaip tik gyventi, gyvuoti, klestėti, jaunimas turėtų norėti ateiti ir tą verslą vystyti. Tai papildant turbūt pašnekovą, mes nesame skirtiniai. Tai turim suprasti, kad jeigu mūsų kaimynai turi tas lengvatas subsidijas, aš turbūt nesu šalininkas to, bet tada turi būti ir visiems kitiems žaidėjams lygiai tas pats suvienodint. Ir tada mes šiandienai esam ta dalis pasaulinės rinkos, niekam neįdomu, už kiek tu užaugini šiandienai, kokia tavo savikaina, tu vis tiek turi sukonkuruoti parduodant ir yra ta kaina kažkur vidury Afrikos tokia, kokia yra, konkuruojam su argentiniečiais, ukrainiečiais, rumūnais ir kom tu bebūtum, ir jeigu ten arba dėl labai mažos savikainos, arba dėl subsidijų jie gali tai padaryti, mes niekad nebūsim tokie pigus kaip nekurios pasaulio šalis dėl savo klimatinių sąlygų. Ir tada mes negalim su tuo pačiu prancūzu, kuris gauna daugiau paramos negu mūsų, mes gaunam sąlyginai mažiau ir mūsų ūkininkai taip, kažkurie vietoje irgi turi prašyti, kad tą dalyką suvienodinti. Tai čia nežinau. Bet parama, aš suprantu, yra politinis, ar ne? Kiek išsikovoja šalis, tiek gauna. Kiek ES biudžeto yra paskirstama žemės ūkio paramai. Čia mes galim ilgą diskusiją turbūt nueit, bet yra labai didelė dalis. Bet amerikonai tai irgi daro savo žemės ūkį ir tu negali, čia yra toks globalus klausimas. Ir arba visi jį naikina, arba visi nenaikina. Ar mes jau šiandienai galim mokėti daugiau už maisto produktą lentynoje? Turbūt taip, mūsų ekonomika tą leidžia. Ar Europoje maistas yra pigus lyginant su pajamomis? Taip, jis yra per pigus. Bet ar Afrikoje jis yra per pigus? Ne. Tai va čia ir tada prasideda tie visi globalūs dalykai, kaip mes turim tą, nesugriauti to konkurencingumo lyginant su kitais, nes, mums reikia to žemės ūkio, jis yra dar šiandienai didelė ekonomikos dalis, kad jis virsta į stiprų komercinį, pramoninį, nežinau, ar pramoninis
Bet komercinį ūkis vyksta, jame turi atsirasti kiti planavimo, savikainos skaičiavimo, visi kiti principai, kurie yra versle, daugelis dar turbūt ūkininkų sėja kaip visada ir paskui galvosiu, kaip parduosiu. Tai tie dalykai ateis. Ir matom, yra vieni ūkiai, kurie visą laiką pelningi, tik tai klausimas yra, koks tas pelnas liko, dėl to, kad jis daug stipriau skaičiuoja ir aš esu toks, turbūt ne pirmą kartą pasakau, kad visur daug reikia skaičiuoti, kad žinot, ką tu darai, kiekvienam etape, kiek tas tavo veiksmas kainuoja ir kuris tau neša naudą, kuris neneša naudą, ypatingai jeigu dabar einam į tą, sakykime, žemų kainų ciklą ir mes norim to, nenorim, mes jų nepakeisim. Pasaulinių kainų grūdų mes nepakeisim. Vienintelė reiškia, jeigu mes pardavimo kainos įtakoti negalim, tai vienintelė vieta, kurią galim daryti, tai žiūrėti įtakoti savo sąnaudas. Kur jos bebūtų, ar technika, ar darbuotojai, ar įdėjimai į tą pačią žemę ir tada reikės išgyventi tą ciklą tam, kad kai ateis geresnis, mes galėtume vėl užsidirbti ir turėti kažkokį tai rezervą. O kas trukdo, taip protingiau žiūrėti tuos procesus, apsiskaičiuoti? Ar dėl to, kad yra kažkokia senoji karta, kuri, kaip sakant, pasitikėdavo Dievu, lis tai lis, saulė išlys, tai džiaugsimės? Ar vis dėlto yra kažkokios kitos priežastis, trūksta įgūdžių, nežinau, kokia dar gali būti priežastis? Čia gera tema buvo paliesta, ar tai galima laikyti pramonę? Tai vis tik tai manau, kad galima savotiškai laikyti. Ir tada turėtų būti tie patys principai yra taikomi. Tai iš tikrųjų versle tu turi minimizuoti rizikas ir priimti kompromisus. Čia skamba labai paprastai, bet tas yra labai sudėtinga padaryti. Minimizuoti rizikas tai reiškia, tu turi fiksuoti kaip įmanoma daugiau taškų, kitaip sakant, susidėlioti savo modelį ir stengtis, kad tie taškai būtų fiksuoti. Ką turiu mintyje? Tai yra, reiškia, fiksuoti kaip įmanoma greičiau tiekimo kainas, tai yra visos žaliavos, trąšos, kūrai ir panašiai. Ir iš kitos pusės tai yra kainos, už kurias tu parduodi produkciją. Nes jeigu tu tai sukonstruoji verslo modelį, jisai gaunasi pelningas ir jisai važiuoja ir sufiksuoja visus taškus, tai belieka tada įgyvendinti tai, kas yra reikalinga. Tai yra padaryti produktą ir jį pristatyti pirkėjui. Kur yra problema? Ūkininkai ir žemės ūkis dažnai ne visas rizikas fiksuoja. Tai yra ypatingai yra žaidžiama biržos kainomis, kur ūkininkai tampa netgi ir finansų makleriais arba biržos žaidėjais, kur stengiasi apžaisti rinką, parduoti savo produkciją pačiam pike, nupirkti trąšas pačia pigiausiai ir tai, kaip žinia, biržose 90% žmonių nepataiko į ritmą. Tai čia kas liečia akcijų rinkas. Nežinau dėl ūkininkų, net nėra tos statistikos, bet labai yra tikimybė, kad dalis ūkininkų nepataiko į biržos ritmus ir ta rizika jinai kartais realizuojasi neigiamai. Tai va čia yra irgi, bet tas fiksavimo požiūris jisai turėtų būti turbūt plačiau taikomas. Manau, kad jis dabar jau populiarėja. Toks kaip saugiklis, ar ne? Sunkiai skinasi kelią, tai mums turbūt visą laiką norisi, kad tas mūsų klientas, ūkininkas būtų kuo labiau pelningas. Mums tai yra gerai, visą laiką mums turtingas klientas yra geras klientas. Ir iš mūsų pusės, žiūrėkit, tai mes, jeigu, nežinau, prekybininkai, eksportuotojai, traderiai, tarpininkai, kaip mūsų čia kas be pavadintų, grūdininkai, trašininkai, žiūrėkit, tai mes bandom atnešti ir padaryti tuos įrankius prieinamus, supaprastintus, net tam, kad jam nereiktų turėti kažkokios atsidarytos
sąskaitos banke, kuris galėtų online fiksuoti, bet yra kažkokios tai išvestinės fiksavimo priemonės, kur tu gali atvežti grūdus dabar, pasifiksuoti vėliau, pasifiksuoti iš anksto, pasifiksuoti ateinantį derlių, buvusį derlių. Ta prasme, konkurencija šitoj vietoje savo darbą dirba labai gerai. Ūkininkai pasirinkimo turi, ar jie turi noro, nežinau, nes pagal tai, kaip matom vyksta, tai vyksta taip, kaip visada. Tai vėl mato, kai ūkininkas mato krentančias kainas, nesvarbu, ar mes tai bandom per kažkurią vietą sakyti, kad žiūrėkit, nėra iš kur tom kainom aukti, nes yra tokio pasiūlos paklausos balansas, yra didžiuliai perdavimai likučiai ir nematom jokių galimybių, bet jis vis tiek įsikibęs laikys iki paskutinės dienos, tada dar padarys kokią porą finansinių, nes ten yra, jeigu mes prisirišę prie biržos su kainom, yra galutinės fiksacijos dienos, jie dažniausiai ateis dar kartą persidarės, susimokės, persikels terminą ir dar sužais dar vieną ruletę, kuri nežinau, ar yra ten šansų laimėti, bet čia yra kiekvieno žaidimas. Tai kaip ir vėl buvo, turi tą vietą, tų taškų būtų daugiau, visiškai sutinku ir negalima turbūt šiandienai esant prie žemų kainų lygio, sakyti, kad gamykla gamina į sandėlį metus laiko ir dar galiu tą sandėlį laikyti nepardavęs ir paskui, jeigu dar bus negerai, tai dar nueisiu, gal paramos gausiu, gal kitos vietos irgi, bet čia gal truputėlį jau šaržuoju, bet esmė, aš nežinau verslų, kuris gamina į sandėlį, sudeda visos metų kaštus, pasodina į sandėlį, dar palaukia pusę metų ir galvoja, kad išloš. Jo, buvo pasitaiko. Ne, bet mes turime net ir tų renginių ūkininkam, kuriuos pavadinę ten to kitų pavadinimų, nes jie yra tokie, bet taip yra. Ta prasme, jų pasitų ir kartais bendrauju su ūkininkai, žinai, man nepaėjo, bet ir mano kaimynui nepaėjo. Tai kaip ir ramu. Tai kaip ir aš neblogiau su savo kaimynu, bet ar kaimynas geriausias pavyzdys, nežinau. Tai turbūt ir mūsų, turbūt ir šio pokalbio viena iš temų, kad bandyti sakyti, transliuoti tą žinutę, kad lengviau žiūrint į priekį, bent jau mano akimis su tuo patirtim, kurią turiu, nebus lengviau. Kaip ir ką tada su tuo, tai galim pasidiskutuoti, kad galbūt kažkam ta mintis labiau tiks. O vis tiek ūkis, kiekvienas užsakingas už savo rezultatą, ir sprendimus vis tiek jie pasidarys patys, niekas už jų sprendimų nepadarys. Dažniausiai, jeigu ūkiai nepadaro sprendimus, tuos sprendimus už juos padaro rinka ir jie už tai susimoka tiek, kiek susimoka. Ar čia gali slypėti, tų kartų klausimas, kad tai yra vyresnė karta, kurie sunkiai perina prie naujovių, sunkiai susitaiko su nauja realybė, nes dabar yra tas toks laikas, kai ir, tarkime, ir kitose versluose tėvai perduoda sūnums arba galvoja, kaip toliau tą verslo ateitį formuoti, jeigu nėra kam perduoti. Gal žemės ūkio sektoriui irgi yra ta dilema. Kad yra ta senoji karta, kuri tokia užkietėjusi laikusi savo, bet dar tai jaunai, kuri galbūt imtųsi tų naujovių, neleidžia veikti. Tai ten visą laiką turbūt kiekvienam ūkį yra savo iššūkiai su kartų perdavimu, bet turbūt toj vietoj taip, tai jeigu tas žemės ūkis formavosi 90-aisiais, tie jaunuoliai, kurie buvo tada drąsus ir nėrė tą žemės ūkį dėl to, kad ar jiem patiko, ar tai buvo vienintelis pragyvenimo šaltinis, ar kažkaip. Mėgo riziką? Ar mėgo riziką, bet jie šiandieną jau yra garbaus amžiaus vyrai ir moterys turbūt, bet čia vis tiek vyrų dominuojanti ir jie yra tokie, ir šičia niekom nesiskiria tie vyresnės kartos ūkininkai nuo vyresnės kartos verslininkų, nes jie perėję tą turbūt labai sunku pereinamąjį laikotarpį, kada pradėjo nuo nieko, uždirbo savo prakaitų ilgom darbo valandom ir užsispyrimu, perėjo ne vieną krizę ir aš suprantu, kad jų tavo dabar paimti ir atiduoti ir sakyti, kad viskas bus gerai, tai turim tą iššūkį ir turbūt čia gal
nėra tai ūkių su žemės ūkiu susiję konservatyvizmu, turbūt jį reikėtų šitaip tą žodį pavadinti, o naujoji karta, tai turbūt paskutinė vieta, kurią duoda jiem daryti, tai va tuos visus rizikos valdymo sprendimus vyresnioji karta. Tu gali pavairuoti traktorių, sudėlioti darbus, bet dar va čia tą va dalį, kuri turbūt yra šiandienai svarbi. Ir manyčiau, turbūt papildant, ką noriu pasakyti, kad mūsų ūkininkai daug ką padarė. Jie, ta prasme, mes turime efektyvumą prilygstantį vakarų Europai, reiškia, tenais su pačia gamybos sutvarkymu yra viskas gerai. Jie gali pasiekti tą savikainą ir užauginti tą, sakykime, grūdą produktą, kurį mes pajėgus eksportuoti ir sukonkuruoti, viskas yra gerai. Vienintelė vieta, kurią reikia susitvarkyti, tai kaip mes valdome tą riziką, kaip mes valdome tą, sakykime, kainos, savikainos fiksaciją, kad nenukentėtų. Taip, ir čia mes šnekam apie ypatingai žemesnių kainų rinkoje, tai bus daug sudėtingiau. Nes jeigu turėjome mes tokius svyravimų tikrai gražių ir po 20, po 30 eurų matydavom po 10-15% kainų kilimo, 100% kainų kilimo, ko istorijoje nėra buvę, kai prasidėjo karas, tai dabar stebime paskutinių laikų 2, 3, 4, 5 eurai svyravimo kviečiuose, tai yra pasiutiškai mažai ir reiškia, tai vat, ir šitie 5 eurai reikia juos pasimti ir tikėti stebuklo, kad ten dėl kažko jie pakils 50 eurų, aš prielaidų nematau. Kaip jūs matot, Mariau, ateitį? Ar galimybės, kad galėtų būti galbūt kitaip? Nuo ko mes pradėjom, iš tikrųjų tas verslas yra labai sudėtingas dėl to, kad būtent maržos nedidelės ir poreikis efektyvumui yra milžiniškas. Tai tas viskas vyksta. Ūkininkus be abejo Lietuvos reikia pagirti, jie sugeba tikrai sunkiomis sąlygomis konkuruoti pasaulyje. Ir gaunant beje paramą iš Europos mažesnę negu vakarų ūkininkai, nes vakarų ūkininkai bet kokiu atveju su savo dydžiu, tai yra prancūzai, vokiečiai, jie turi didesnę politinę galią, didesnę įtaką ir iki Baltijos šalių atsirita mažesnė pinigų suma. Nerima kelia po 27 metų prasidėsianti paramos programa iš ES, nes jau dabar yra projektuojama apie 20% mažesnė parama Lietuvos ūkiams. Vienas dalykas, kitas dalykas, įdomu, kaip bus traktuojama Lietuva apskritai kaip ekonomika, nes mes esame jau išsivysčiusi ekonomika ir mums tai gali pradėti kišti koją. Praeitoj programoje, jeigu prisimenam, tai buvo imtasi tokių veiksmų atskiriant Vilnių nuo visos regiono, kad galėtume daugiau paramos gauti, bet tokių veiksmų vargu bau ar galėsime kažkokiu tai architektūrų prikurti, kad išlaikyti paramą. Tai ta perspektyva tokia ir yra. Tai yra, manau, kad čia kita tema, tai yra, kad ūkiai bus priversti stambėti. Ta prasme, kaip ir versle, stambus verslas gali įpirkti technologijas, gali daugiau didesnės sumas investuoti, turėti didesnį masto ekonomiją, turėti, sakykime, ir nors dažnai politikoje tenka matyti akcentus, kad reikia mums šeimos ūkių, smulkių ūkių, aš nemanau, kad tai yra perspektyvus kelias. Dėl to, kad jeigu kalbam apie grūdinės kultūras, tai tik stambėjimas jas gali nuvesti ir tai yra neišvengiama. Ir mes turim nemeluoti savo apie tai, tiesą pasakius. Antras variantas, kur tema yra žemės ūkiui, apie kurią irgi, sakyčiau, turbūt vengiama diskutuoti dar. Tai yra, ką mes šiek tiek palėtėm, tai yra pridėtinės vertės skatinimas. Tai yra tas grūdinių kultūrų auginimas, mano akimis yra, jisai turėtų mutuoti į kažkokią aukštesnę pridėtinę vertę. Tai dažnai daug kas nesutinka, bet iš tikrųjų mes iš žemės, kurią turime, turėtume išspausti didesnę grąžą. Tai ar tai būtų kitos kultūros, ar tai būtų šiltnamiais užstatyti visą Lietuvą, ar tai, sakykime, nežinau, kažką kitą auginti, nes mes
ilgainiui vis tik tai ta konkurencija darysis vis sudėtingesnė, nes su vakarais, su minėta Ukraina, karui pasibaigus tikriausiai atsivers Europos rinka ir bus auginimas ir tas žemės ūkis yra iš tiesų sudėtingas verslas. Ta prasme, labai stipriai reikia nukelti prieš Lietuvos ūkininką kepurę, nes jie sugeba konkuruoti ypatingai sudėtingas sąlygas. Tai dėl virsmo aš esu už, kaip turbūt lietuvis pilietis, sakykime, kad daryti didesnę tą perdirbimo čia vietoje ir paminėsiu vėl grįžkim. Tai ar mes norim daugiau gyvulininkystės, nuo gyvulininkystės prasideda labai daug perdirbimo ir tada tu sakai, ar tenais galima paskaičiuoti. Man čia truputėlį primena, šitą vietą būtų galima lyginti su mūsų centrinio šildymo sistema, kada kažkas labai ilgai kovojo ir sakė, geriau šildykim ten tojais medžio čipsais, nesukursim darbo vietų krūvą čia ir tada kažkaip sunkiai nulipomės nuo to vamzdžio ir padarė tas katilinės čia vietoje, kad ir tikrai ten, aš dabar nežinau skaičiavimų, bet panašu, kad visi didieji miestai ant to perėjo ir tada viskas užsikūrė visą grandinę. Tai čia galėtų būti tame perdirbime daug. Yra tada kiti perdirbimai, aukštosios technologijos. Mes turim Rogetą Panevėžyje su didžiulė pasaulinio lygio gamykla, kuri turi tą giluminį perdirbimą tų kviečių. Bet jie turi technologiją, mes turim daug žaliavos, bet netgi tokie pasauliniai gigantai kaip Rogetas, nedaugina čia tų perdirbimų gamyklų. Čia vietos yra dar 5, čia su jais turbūt reikėtų sakyti, kodėl jūs turint tiek žaliavos, Lietuvoje pakankamai turi gerą logistiką, arti Europos, arti šalia pagrindinių pirkėjų. Teoriškai jie galėtų būti tas, kuris sakytų, žiūrėkit, mes dabar perdirbam tiek, galim 3-gubint, 5-gubint, eikim į ministeriją, sakykim, duokit kažką, darom kažkokį bendrą projektą ir važiuojam. Aš to nematau. Trečias, kur buvo labai daug ES dėta, tai buvo biodegalai. Etanolis ir rapsų maišymas į biodizelino gamybą, kai įsijungia subsidijas, ten visaip gali būti. Turim stovinčių gamyklų, tos, kurios veikia nuostolingai, nes jos priklauso labai nuo politinės valios, kiek ten dabar procentų, ko mes turime maišyti. Kai ekonomika gera, mes norime maišyti daugiau, kai ekonomika bloga, mes norime maišyti mažiau, nes tada našta vartotojų ir taip toliau. Tai miltų mes galim primauti, bet jų niekam čia net, ta prasme, nuo to galim sakyti, kad dabar visi eikit blynais maitinkitės, bet tas paveiks, kad turbūt gal 5% daugiau Lietuvoje užaugintų grūdų mes per miltus parduosim vartotojui, bet tai tokia maža dalelė viso to kiekio, nes mes esam labai jau efektyvus ir pajėgus užauginti tikrai didelius kiekius ir ten dar potencialo augti dar yra. Tai reiškia, kad aš tikiu, kad mes dar auginsime daugiau. Turbūt jau nėra to potencialo, koks čia įvyko lūžis per tuos 10-15 metų, bet dar turbūt ten vietos kokie 20% efektyvumų yra. Ir ūkininkai jį turės pasimti dėl to, kad jeigu jis nepadarys geriau, jis paprasčiausiai jam nesuės apatinį eilutę ir jis turės tą ūkį kažkam perleis kitam, o tas, kuris sugeba tai padaryti, tą padarys ant didesnio ploto. Tai vėlgi vadybinių sugebėjimų turbūt žiūrint į priekį čia reikės tik daugiau. Tai gal tokia ir bus lemtis tų mažų ūkių, kad tiesiog atsiras koncernai, kurie supirks tokius vargstančius, neišgyvenančius, kur tos eilutės nebesueina? Tokia rizika jinai yra. Tik nežinau, ar tai galima vadinti rizika. Nes tai yra normalus procesas, kuris vyksta. Nes čia buvo paminėta, kad dar 10-20% gali būti derlius galbūt padidėti. Bet kiek tenka skaityti, mes vis tik artėjam prie tos ribos, kur efektyvumas daugiau iš hektaro užauginti daugiau grūdo, darosi nebeįmanoma. Ta prasme, ir baigtinis procesas, kaip sakant. Taip, bet noriu papildyti labai, kad jeigu imam, aš tikrai galiu sąžiningai sakyti, lyginam Europą su Lietuva, stambiuosiuose ūkiuose nėra daug vietos efektyvumui didinti.
Didžioji dalis efektyvumo pakilimo, aš matau, kad tie smulkiai pereis didiesiam, tie pritaikė savo technologiją, iš to kils. Mūsų vidutinis derlius Lietuvos yra dar 30% turbūt mažesnis negu Vokietijos, Prancūzijos, klimatinės sąlygos nėra blogesnės. Dėl ko? Dėl to, kad turim dar tikrai daug tų mažųjų, kurie kažkaip kažką pasėja ir užaugina. Ir čia tas virsmas labai atsiras paprastas prie šitų kainų. Jeigu jis yra toliau nuo uosto, neturi džiovyklos, kada jis gauna už grūdą ten nuvežęs į elevatorių 100-110 eurų, nukūlęs 3 tonas, sako, palaukit, aš čia dirbau, dariau ir aš nuomos galiu daugiau gauti pajamų, negu padaręs kažkokį atitinkamus darbus. Ir tada bus labai, čia ta natūraliai gamtos dėsniai čia veikia labai greitai, nes vis tiek žmonės skaičiuoja. Ta prasme, nieks nenori dirbti už dyką. Tai va tie, sakykime, kultūrų tokių tradicinių auginimas, jisai iš tiesų yra stambaus verslas. Yra smulkus ūkiai gali būti tik tai tie, kurie yra labai specifiniai. Tenais ten, sakykime, žinom, gražius pavyzdžius, ten smidrų ūkis, koks nors. Nišinės kultūros. Nišinės kultūros, ten kažkokie vaisiai, daržovės, sakykime, ir riešutus netgi augina būna. Tai va čia yra turbūt ta perspektyva, kur smulkus ūkis, kur gali išegzistuoti, tai jisai iš labai arba nišinis, arba specifinis toksai, kuris augina produktą ir jisai yra brangesnis negu grūdas. Nes iš tiesų, kai pasižiūri grafikus, nepaisant visos dramos, kurią mes turėjome ten 22-23 metais su kainomis, iš tiesų pasižiūrėjus ilgesnius grafikus, praktiškai tiek grūdai kainuoja panašiai kaip prieš 10 metų, netgi kitas baltymo šaltinis, ten soja, pavyzdžiui, tokia, irgi kainuoja praktiškai tiek pat, kiek prieš 10 metų, nedideli pokyčiai yra. Tai va čia ir atsiveria ta visa drama, nes jeigu tu, pavyzdžiui, mes visi esame įpratę, kad mūsų atlyginimas augtų, ne? Jeigu atsuktume 10 metų atgal, suprastume, kad mūsų atlyginimai paaugo turbūt, dabar bijau sumeluoti, bet turbūt kokius 3-4 kartus, kai kuriais atvejais ir 5 kartus, čia jeigu dar ypatingai tobulėjo žmogus, tai gal ir nedaugiau dar. Tai įsivaizduokime ūkininko kainą, tas atlyginimas už darbą, tonos yra toks pats. 10 metų. Tai reiškia, tu gali spausti tik iš efektyvumo. Tai vienas dalykas be abejo derliai padidėjo, anksčiau ten buvo kalbama apie kelias tonas, dabar jau turime kiek 8, turbūt ir 9 tonas būna fiksuojamos iš hektaro. Tai čia vienas, bet tas riba yra pasiekiama, tai kitas yra technologijos. Yra, reiškia, vėl mažiau žmonių, daugiau automatizacijos, mažiau įdėjimo, dronai atsiranda, sakykime, kurie purškia dabar ir dabar... Julius nesutinka, kad čia... Skamba ten daugiau gražu, jos nuotraukos padaryti galima su dronu, naudoti jį turbūt ne. Nepasiteisina. Ne tiem laukam ten, žiūrėkit, tai kol kas technika eina į labai didelį stambėjimą ir ten ir ateina visas efektyvumas, kad prieš tai tau reikėjo 5 traktoristų, dabar tau užtenka 1 traktoristo tam pačiam darbui atlikti. Automatizacija, eksperimentiniai dalykai vyksta tie dronai, mes jos mūsų tie patys konsultantai naudoja, pasikelt aukščiau, pažiūrėti, ar lauko vidury kokių dalykų nėra, ko tu nematai eidamas, iš didesnio aukščio matosi, bet dar iki purškimų universitetai ir visi kiti, sakykime, inovacijų testuotojai juos testuoja, pramoniniam ūkį jie dar yra labai toli. Nors, paimkite kitą dalyką, robotas melžimo, jis yra jau gyvas ir niekas netikėjau tikrai, kad karvės melš robotai ir jeigu dabar vidutiniam ūkiui vienintelė išeitis susitvarkyti su tuo ir kokybiškai pamelžti ir susitvarkyti su savikainą yra robotas. Nors labai didieji jau sako, mums per daug robotų reikia, mums geriau. Bet čia technologija. O nišinės, tai nišinės visą laiką. Arba tu nišinės ir tu sakai, kad tu visą grandinę laikai ūkyje, dar tą užaugini uogą, padarai uogienę ir dar pats nuveži parduoti. Tada ta pridėtinė vertė yra didžiulė ir turbūt galbūt sėkmingai gali ten šeima iš to išgyventi. Gal tą irgi daiktą tada reikia kažkaip labiau subsidijuoti. Ir yra tų modelių,
Aš nesu ekspertas tikrai tų subsidijų, bet tą, ką bendraujant su kolegom teka girdėti, tai yra tų visokių modelių Europoje, kur sako, ūkio dydis neribojamas, mes ribojam subsidijų dydį, yra lubos subsidijom ir tada tu gali būti, kiek tu nori didelis. Ir tada, jeigu tau apsimoka, tai tu rauk, o nedirbtinai pridarom kažkokiu tai ribojimu ūkio dydžio ir tada paskui patys prisidarom, sakom, jiem reikia efektyvėti, bet valdyti 4 ūkius buhalteriškai irgi realiai kainuoja brangiau negu vieną ūkį buhalteriškai. Ir ten tas išeina, aš jau nežinau, bet yra tai, kad perskerstum, jeigu tu šeimos ūkis iki tiek, galbūt tavo misija, jau vadinkim tave ne ūkiu, bet tu esi kaimo gyventojas, tas irgi yra. Norvegijoje moka daugiau už tai, kad tu ten gyveni kažkur, kur kiti negyvena, o valstybė nori, kad žmonės ten irgi gyventų. Tai čia jau politikų reikalas, ką mes norim to Lietuvoje matyti. Tai per verslą, jeigu žiūrimės per verslo prizmę, tai darbą padarys rinka arba mes patys. O kada yra visą laiką daiktą, yra subsidijuojama, tai tada čia jau politikų reikalas, ar ten balsų reikalas turbūt, kaip jie nori juos nusipirkti. Tai matysim, kur čia nueis visą tai. Tai žodžiu, jeigu nori išgyventi mažesnis, tai ko gero reikės kažkaip eiti į nišas, jeigu didesni kažkaip irgi jungtis, ar ne? Na, čia technologijos klausimas, ta prasme, kaip teko kažkada girdėti, kaip į rinką ateiti naujam ūkininkui. Mano atsakymas yra, su laiku tai bus nebeįmanoma. Ir jau dabar turbūt neįmanoma faktiškai. Bet dar vis bandome visokias subsidijas daryti, pritraukti jauną ūkininką į kaimą, tai yra bergždžias reikalas. Šiai lygiai tas pats, kas, pavyzdžiui, sakyti, yra dabar didelė problema. Aš labai noriu, pavyzdžiui, trąšų fabriką turėti. Bet aš negaliu jo turėti, nes arba aš turiu turėti milžinišką kapitalą ir tada supratimą ir tada samdyti krūvą žmonių ir taip toliau, bet jeigu aš to kapitalo neturiu, tai jokios subsidijos man neleis pastatyti trąšų fabriką. Aišku, apskritai, mūsų kieme negalima nieko statyti, nuo ko ir apie ką irgi kalbėjome. Apie kokias jūs čia dar trąšas kalbate. Bet tai lygiai taip pat ir su žemės ūkiu. Žemės ūkio sektorių naujų žmonių neteis į tą stambų į verslą. Nes bus barjerai vis didesni ir jie didėja, nes reikia labai kapitalo į mūsų reikalas. O į tos smulkius ūkius, taip, žmogus gali ateiti, jis gali turėdamas hektarą, 2, 3, 5 netgi, ar tenais gali tikrai ūkį užsiauginti ir iš to išgyventi, turėti, hobį ar darbą, ar vienas su kitu sumaišyti ir tokiu būdu gyventi. Tai toksai, tokia perspektyva jinai egzistuoja ir ta perspektyva, manyčiau, kad netgi stiprės. Dėl to, kad būtent tie nišiniai visokie, ekologiški ūkiai, jie, sakykime, jų galimybės auga kartu su augančia ekonomika ir stiprėjančiu pirkėjų. Nes anksčiau, atsukime, 10, 15, dar daugiau metų galėdavai užauginti patrauklų produktą, bet tų pirkėjų nebuvo tiek daug, nes jie negali tau sumokėti, nes jie neturi pinigų, arba tas, kas turi jų, yra per mažai. Tai dabar tas vidutiniokas arba vidutinė ta klasė, kaip mes ją vadiname, jis tikrai sparčiai stiprėja. Labai daugėja žmonių, kurie uždirba tikrai didelius atlyginimus, netgi jau ir Europos masteliu, nes Vilnių paimkime, mes jau viršėjame Europos vidurkius. Tai va čia yra ta perspektyva, jinai ganėtinai gera. Plius kitas dalykas, užimtumo tarnybos duomenimis jau apie 50% lietuvaičių dirbo aukštos pridėtinės vertės arba aukštos kvalifikacijos darbus. Tai dar visai nesenai tas skaičius buvo žemiau 50%, dabar jau pereiname daugiau negu pusę. Ir tai reiškia, kad vis daugėja žmonių, kurie jiems reikia paslaugų, pramogų, įdomių produktų. Kitokio pasirinkimo, nes ta piramidė, jinai statosi, kaip sako, Maslow piramidė, visų pirma patenkinam savo fiziologinius poreikius, paskui atsiranda visokios saviraiškos, įvertinimo poreikis ir panašiai.
Tai vis daugiau lietuvių tą piramidę kopia tikrai į viršų ir sukuria būtent įdomiems verslams kurtis tame tarpe ir kaime. Bet apie stambų verslą, jeigu apie tą pramoninį tokį verslą, jį turbūt pavadinti galima, žemės ūkyje, na, ten žmonių bus vis mažiau. Na ir kalbant apie žemės ūkį, kaip jūs ir minėjote, ar ne, tie mažesni ūkiai galės kažkaip įdomiau veikti, užimti kažkokias nišas. Ir kalbant apie tvarumą, ar ne, pasirūpinti labiau galbūt ir dirvožemių, ir biovairovę, apie ką nenori girdėti stambus ūkininkai. Visiškai. Nepritariu. Tas... Mes tą tvarumą turim labai plati savoka tvarumo. Tai mano tvarumas yra supratimas taip, kaip pagaminti daugiau, sunaudojus mažiau ir mažiau palikti blogą pėdsaką. Tai nei vienas ūkininkas nenori nualinti savo dirvožemio. Tai aš nežinau, nepažįstu tokių per visą gyvenimą. Tai jie visi tikrai žiūri, ką deda ir kaip prižiūrėti ir susitvarkyti ir drenažus ir tyrimus. Nebent žinai, kad niekam neturi kam palikti to ūkio. Nėra tokių, ta prasme, jeigu tu neprižiūrėsi žemės, tu negausi efektyvumo. Kiek įdėsi, tiek gausi, ten tik procesas yra su užsilaikymu 3 metam. Visi, niekas prie šitų trąšų kainų nepertrešėme. Šia pernai metais kalambijom vyrai pirkit daugiau trąšų, nes jau kokybė kenčia, mes jau sukonkuruoti pasaulį negalim. Tai išgirdo. Tai aš nesakau, kad pertreškim. Ar kas nors, viskas tai yra brangu, visi normaliai skaičiuoja ir sakyt, kad dabar yra stambus ūkis, stambus teršėjas, jis mažesnis teršėjas, nes pas jį technika sureguliuota, pas jį įstrešia kintamom normom pagal tą lauko plotą, kur reikia. Tai sakykime, mažesnį yra, galima pasakyti mažesnį, nes jis turi seną traktorių su senu treštuvu, užsitaisė kažkaip atrešė, vienam gale daugiau nukrito ar mažiau. Ir su ranka dar pamatysit, kibirą pasiemas kartais eina per pievą. Tai va čia turbūt gali sakyti, nes tenais yra krūva reikalavimų. Ta prasme, mes ant tų ūkių apart to irgi kraunam, ko galima, negalima, Europos Sąjunga su visa augalų apsauga, kuri irgi būtina tam efektyvumui palaikyti, nueina vienu keliu, viską draudžiam ir nieko neleidžiam. Kiek ten dabar jau senai nebeturim mes tų pesticidų su išliekamais ten po 20-30 metų likučiais dirvožemį jau ir tie, kurie buvo, suskilo prieš tiek. Aš atsimenu, kai pradėjau dirbti 20 metų, sakė, mes čia sieros neparduosim. Siera irgi reikalinga augalo mitybai, nesako, čia nuo tų mūsų visų gamyklų tiek likę tos sieros praėjo 10 metų ir suvalgėm mes visą tą sierą, kur yra dirvožemį ir dabar turim davežinėti tą sierą. Ir taip, jos pagal normas turim duoti, bet jau mums jos reikia. Nes tas, kas jeigu į dirvožemį neįdėsi, jis su kiekvienu derliu įsiema. Kuo derliai didesni, tuo daugiau įsiema iš dirvožemio. Ir vėl mes turim atstatyti, palaikyti. Tai čia nėra su tuo, kad mes sakom, tai buvo čia tų pasakymų, padarykim viską ekologišką. Puikiai, bet ar tikrai mes rasim rinką tam produktui. Nes jeigu mes auginsim ekologiškai, kadangi efektyvumas mažėja dėl to, kad mes negalim naudoti modernių priemonių, negalim naudoti trąšų, krenta derliai, savikaina auga, mes jų galim užsubsidijuoti. Puikiai, tikrai galim ir tada supilsim į tą patį aruodą ir išvešim į Afriką kaip paprastus grūdus. Tai čia irgi nėra tikslo tame, ar tai bus sveikiau. Aišku, kad sveikiau bus, ta prasme, bet ar ilgainiui dirvožemiui bus veikiau. Irgi ne. Tai čia... Tvarumo tema, jinai gera tema šiaip. Ta prasme, aš pritariu, kad tas mažas žemės ūkis, jisai gali paskatintas įvairovės viskas čia yra tvarkoje, turi vietos rastis ir tradicinis žemės ūkis, nes tai yra vėlgi verslas. Verslas turi uždirbti pinigus. Europoje mes turime apskritai tokią šiek tiek ir čia diskusija turbūt ne šios dienos, bet jinai didelė diskusija. Tai yra, Europa yra perreguliuota ir tai stabdo jos ekonomikos augimą. Tai daug kartų turbūt teko kartoti. Per 10 metų JAF ekonomika paaugo 50%, Kinų 70%, Europos 7%.
Ir visi ieško, kur yra priežastis. Yra daug ataskaitų dabar paskelbta, kur diskutuojama, kodėl Europa paseno ir sustojo, sulėtėjo. Tai vienas iš atsakymų yra perreguliavimas. Vienas iš atsakymų galbūt ir žaliasis kursas, kuris yra labai atrodo patraukliai ir yra patrauklus, kad mes turėtume sveikiau, ilgiau, gražiau, tvariau gyventi ir panašiai. Bet kaip ir visose srityse kartais yra perlenkiamos lazdos. Tai yra peršokama toliau, atsiranda dariniai arba verslai, kurie gyvena iš to spaudimo. Tai yra, sakykime, super ekologiškumos arba ten vadinama netgi ekoteroristais visokiais ir panašiai, kur yra, vėlgi interesai pradeda kirstis. Tai tame žemės ūkyje, aš manau, irgi yra viena iš tų rizikų, kad tas per didelis spaudimas ekologiškumui, jisai gali privesti vėlgi prie konkurencingumo praradimo. Tai yra konkuruojame visame pasaulyje, kur yra netokie ekologiniai reikalavimai ir tada reiškia savikainos yra kitos. Čia vėlgi labai plati tema, kur turbūt nėra vieno atsakymo. Bet kad mes dažnai esame linkę perspausti ir įgyvendinti visas direktyvas, kurių mūsų prašo ir kurių neprašo, arba jas dar paaštrinti, tai čia irgi yra faktas. Yra ten tikrai tų ekologiškumo temų, jos nėra vienareikšmės, jos labai daug yra aspektų, tenais ir su tuo pievų atstatymu, ten Juostos palei vandenį. Gyvas velnias yra. Udimai, už ką labai pyksta ir ne ūkininkai, kad turi palikti tą žemės plotą, kurį galėtų išnaudoti. Bet tame palikime turbūt irgi yra prasmė, nes ta žemė atsikuria. Tai įsivaizduokime taip, jeigu pas jūs ateina kas nors ir sako, na žiūrėkit, jūs turite savo namą, butą, ne? Bet vieną kambarį turite palikti įvairoviai. Kad atsigautų. Jo, kad vorai gyventų, tenais ten pelės turėtų kur peržiemoti ir panašiai. Ir tada jūsų reakcija bus turbūt labai atitinkama. Tai kitas dalykas, tai yra... Aš gal sakyčiau, kažką įleisti gyventi jau geriau tada priimti. Ne, tai gyventi, taip, gamtą įleisti, gyventi į savo namus. Tai čia būtų labai analogiškai. Tada, kai taip pagalvoju, prasideda visai kiti pamastymai. Bet jeigu paklausytumėte mokslininkų, kurie tyrinėja, pavyzdžiui, Baltijos jūrą, kurie jau miršta, tai gal kitas požiūris būtų? Tai niekada nebūna vieno atsakymo. Tai prasme, kaip ir versle yra, kas yra verslas iš esmės? Tai yra kompromisų paieška. Pastovi kompromisų. Kažkieno sąskaita vis tiek bus. Vienareikšmiškai, tai mes irgi darome kompromisus gyvendami. Mes kiekvieną rytą atsikeldami darom sprendimus ir įtakojame kažkieno sąskaitą. Tai vėlgi, sakykime, pervažiuojam kažkokį šliužą, kuris gulėjo ant kelio, jau padarėme įtaką. Tai yra visur yra daromi kompromisai, nes mes egzistuodami, gyvendami darome kai kur žalą, kai kur pridėtinę vertę, lygiai taip pat ir verslai. Tai va čia irgi kažkieno sąskaita. Taip, kažkieno sąskaita, tai yra gamtos sąskaita, žmogaus sąskaita ir panašiai. Bet turime tos kompromisus surasti, judėti į priekį, didinti efektyvumus, didinti žalumus ir taip toliau. Žmogus nelabai daug ir nubėgo. Tai dar 50 metais Londone per naktį žuvo 10 000 žmonių, nes užduso nuo anglių smogo. Tai įsivaizduokite, paskui sugalvoja žmogus, kad nereikėtų anglių galbūt kūrenti Londone ir kažkaip kitaip išspręsti problemą. Išsprendė. Tai nebuvo taip senai. Tai va čia ir yra. Mes tikrai keliaujam labai, labai 7-myliais žingsniais, tinkama kryptimi, sakyčiau, ir tame tarp ir žemės ūkis, kuris yra šios dienos tema. Ir manau, kad po 10 metų mes diskutuosime apie kitas problemas, kurios bus daug aukščiau negu dabar. Bet ar teisingai suprantu, kad vis dėlto dabartinė ta perspektyva, kad ar ne parama mažės, kad reikės kažkaip kreipti savo tą suvokimą, mąstymą ir veiksmus į efektyvinimą, ar ne, veiklos diversifikavimą, kažkokių galbūt net ir nišų pasirinkimą, kažkokių tų tokių alternatyvių sprendimų vis tiek reikės, ar ne? Ar vis dėlto susitaikyti, veikti kaip veikia ir žiūrėti, kas toliau bus, ką ūkininkai yra pripratę daryti. Tai šiandienai turbūt efektyvumo kelią jau jie pasirinkę, mums nereikia čia diskutuoti, ar jie
teisingai. Jie teisingai pasirinkę, jie eina puikiai daro. Turbūt yra vienintelė vieta, kur ir mes čia irgi palėtėm, tai yra rizikos valdymas ir tas kainų fiksavimas, kuris nieko nekainuoja. Nereikia nieko pirkti. Bet nenoras fiksuoti yra dėl to, kad nori daugiau išlošti, daugiau gauti. Turim, jeigu aš einu spekuliuoti su savo asmeniniu turtu į biržą, aš tikrai sėdžiu ir pasižiūriu krūvą ataskaitų ir pabandau pasižiūrėti ir pasipašyti grafikus. Ir tai grūdai lygiai ta pati biržinė prekė, kaip ir visas kitos akcijos ir jos nepriklausomai pas tave ūkė užaugo, neužaugo, tu pasaulinių kainų neįtakosi. Kad tu su kaimynu neparduosi, tai gal vietiniam trečiam kaimynui įtakosi, bet pasaulinių kainų irgi ne. Tai yra tie dalykai dolerio kurso mes su Lietuva, su Europa neįtakosim ir yra daug kitų pasaulinių dalykų, kur kartais išlošiam kokią geopolitiką iššauna, bet jau ir dabar ta geopolitika taip visi su jie susigyveno, kad jau neturi įtakos kainai. Iš kur tas užsispyrimas? Aš manau, kad čia yra kitas dalykas. Mes lietuviai mėgstame viską daryti. Viską padaryti. Patys. Konsultantų, iš išorės nieko nepirksim, patys sugalvosim, padarysim. Žinom geriau. Visas klaidas patys norim padaryti ir tada... Ir tas žemės ūkis, jisai yra užaugęs iš mažų ūkių ir mažam ūkyje tu darai viską. Tuo prasme, tai yra normalu. Ir jisai stambėja, bet sprendimų priėmėjas dažniausiai jisai nepasikeičia. Jisai daro toliau viską tą pats. Viską kontroliuoja, laiko savo rankose ir panašiai. Daug kas nustemba, kai pavyzdžiui, pasakai, kad pavyzdžiui, bankai mūsų, ne? Bankai daro banko verslą. Jie neturi, pavyzdžiui, ofiso savo nuosavybei. Jie jį nuomoja. Nes nėra jų darbas nekilnojamo turto valdymas. Jiems reikia paslaugos, jie pasisamdo. Bet žemės ūkyje tu turi daryti viską. Tai yra viską kontroliuoti nuo pačios pradžios, išmanyti chemiją. Tada išmanyti gamtą, tada išmanyti biržos prekybą, ateities sandorius, išmanyti draudimas, savikainas ir panašiai. Tai čia yra tokia specifika. Manau, kad su laiku tai keisis. Čia kai palėtė tą temą dėl kartų kaitos, tai manau, kad su laiku keisis, specializuosis, bet tam reikia laiko. Ta prasme, kaip ir Lietuvos verslas iš esmės, jisai patyrė labai daug skirtingų etapų, kuriuose vat, būtent keitėsi jisai. Kažkada irgi visi viską darė, bet paskui atsiranda momentas, kai tu pradedi suprasti, kad yra kiti paslaugos tiekėjai, kurie sutvarko už tave dalį darbo, sumažina riziką tuo pačiu atveju ir leidžia uždirbti galbūt ir daugiau. Nes vėlgi, kaip ūkis stambėja, taip ir paslaugos, kurios, jeigu jos stambėja, reiškia, jos duoda didesnę kokybę, didesnį efektyvumą. Tai ar, pavyzdžiui, 100 ūkininkų stengsis surasti kažkokį tai tašką biržoje, kai reikia parduoti grūdus, ar, pavyzdžiui, būtų paslauga, kur analitikų namai sprendžia, kada parduoti visų 100. Tai yra skirtingi dalykai. Aš galiu paduoti pavyzdį iš mūsų savininkų. Švedijoje yra toksai grūdų prekybos kontraktas, kada tu atiduodi grūdus įmoniai ir gauni kainą lapkričio vidury. Ir sako, aš neįsivaizduočiau tokio kontrakto tipo Lietuvoje, prie lietuviško mentaliteto, kad mes jį galim pasiūlyti. Mes galėtume, tu reiškia, tu atidavėjai savo piniginę, savo, nežinau, tas, kuris superka iš tavo grūdus ir mes tada jau kaip įmonė bandom parduoti, sudėlioti taip, kad gauti maksimalią grūdų kainą. Šitas yra veikiančių modelių. Ar jį galima pritaikyti Lietuvoje? Aš nežinau, kiek
turim šiandienai mūsų tarpę tų klientų, kurie sakytų, kad nepaisant visko, kiek mes pasitikim Skandagrą, bet šitos vietos aš turbūt netiduočiau. Tai ar brokerių kompanija atsirastų vietos, tai va čia irgi... Tai čia kaip su investavimu, ar ne? Čia kaip su savo pinigų, savo lėšų, ar tu atiduodi tam profesionalui, kuris žino, kur padėti, susitarė dėl rizikos? Nebūtinai žino, sutikime. Nebūtinai žino. Tai nėra tokių, kurie viską žino. Nebūtinai žino, bet turi mažesnę tikimybę suklysti. Dėl kas to, yra kad jis vadovaujasi kažkokiom labai aiškiom nusistatytom savo taisyklėm. Kiekvieną dieną. Jis nepriima sprendimo dėl to, kad šviečia saulė ar kažkas. Tai yra labai sudėlioti, aiškus turbūt, ką darau. Bet kurioje srityje profesionalas nuo mėgėjo skiriasi tuo, kad jisai klysta, kaip ir mėgėjas, bet jo tikimybė suklysti yra mažesnė. Ir čia yra bet kurioje srityje, kurią be paliesi. Ta prasme... Bet čia turbūt prasimuša tas lietuviškas būdas, kad aš žinau geriau, arba, na, jūs mane pasakokit, ką daryti su mano pinigais, su mano vaikais ir su mano žeme. Tai taip, bet mes sakom, mes nenorim, ta prasme, mūsų turbūt pokalbį šiandieną, kad mes nenorim atimti iš ūkininkų tą vietą daryti, bet sakom, kad galbūt yra vietos, kur jiem reikėtų stipriau galvoti ir žiūrėti tą. Pabandyti. Tai yra. Ir aš kaip su savo kartais kolegom sakom, pažaiskim tą ruletę viduje, bet aš tik popierinius pinigus padalinu. Ir pasidarome tos kažkokius popierinius statymus. Monopolį. Ne monopolį. Mes pardavinėjom tos virtualius grūdus ir sakom, aš jau čia tikiu šitą kainą aukščiausią ar žemiausią. Ir tada gali pažiūrėti, kas ten išlošia, kas ten neišlošia. Dažniausiai iš mūsų patirties yra tie, kurie daro tai per daug kartų. Tai koks būtų jūsų pagrindinis patarimas ūkininkui? Pagrindinis patarimas naudotis verslo modeliais, kurie yra patikrinti laiko ir veikia. Tai yra, reiškia, jeigu tu susistatai modelį, turi minimizuoti rizikas, pradėti karpyti. Nes matai, kad gali pagaminti produktą, jo yra savikaina tokia, gali parduoti produktą, tikėtina kaina yra tokia. Yra skirtumas tarp vieno ir kito, reiškia, yra pelninga veikla, reiškia, ją reikia pradėti daryti. Tam, kad pasiekti rezultatą, reikia minimizuoti rizikas. Pradedi stabilizuoti visas vietas, tikrinti, kad jos nepasikeistų tau bedirbant. Tai ir savikainos fiksacijos visos kiek įmanoma, ir galutiniam produkte yra pardavimo irgi fiksacijos kaip įmanoma. Ir tada, kad tik tai jau liktų tada ta dedamoji dalis, tai yra padaryti savo darbą. Ir dar viena lieka dedamoji dalis, tai yra aukščiausiojo malonė, nemalonė, tai yra kokią vasarą duoda. Aišku, ūkininkam visada duoda blogas vasaras, kaip būtų. Ištisai. Ne visada. Buvo puikių vasarų. Aš kažkada teko dalyvauti vienoje konferencijoje su ūkininkais ir bandžiau pristatyti, kad čia viskas labai sektoriuje nėra blogai. Tais metais buvo, sakė, geras pristatymas, bet niekam nesakyk, kad yra gerai. Tai turbūt šitoj vietoj, jeigu grįžtant labai į praktinius gal dalykus, taip, mes turim dvi labai didelės problemas. Mes turim grūdus toj viename žemiausių lygių ir turim trąšas prie aukštesnių. Ir dabar yra tai, kad tikimybė artimiausių laikų, kad trąšos pigs, o grūdai stipriai augs, yra labai, jinai visą laiką yra, nes tai yra rinka, visą laiką atsitinka kažkas kažkur, bet imant iš šiandienos taško prielaidų yra labai nedaug. Tai bent jau žiūrėti tai, kad fiksuoti abu dalykus, nes dar čia yra irgi tai, kad mes bandom atspėti ir tą, ir gaunasi tikrai paskutinių porą metų buvo daug pavyzdžių, kuriem tikrai labai nepavyko šitos du dalykus sujungti, tai geriau nebandyti atspėti, o tą padaryti kartu ir geriau
turbūt šiandienai mažiau tikėtis, kad įvyks stebuklas ir kuo mes tą lūkestį sumažinsim ir sakysim, kad turbūt ateinantis periodas yra tų žemesnių pelningumų periodas ir su tuo susitaikysim, tada bus lengviau fiksuotis tuos du dalykus ir fiksuoti kažkokį minimalų pelną ir tada susifokusuoti į efektyvumą ir tai pabandyti išgyventi. Mėtytis, kada rinka, sakykime, tu visą laiką daugiau vietos turi galimybę eksperimentuoti, kada turi labai gerą finansinį rezultatą. Kai tavo finansiniai rezultatai yra arti nulio, eksperimentam vietos turėtų būti daug mažiau ir mėtytis iš to, ką išmanai gerai ir bandyti, kad sugausia kažkur laimės paukštį galbūt galima, bet turbūt vėlgi tai neišeitis, nepulti kraštutinumus, o daryti tą, ką darom labai gerai, dar truputėlį geriau ir susivaldyti geriau rizikas. Tai čia turbūt. Ačiū Jums už patarimus, už pokalbį. Tikiuosi, kad ūkininkai išgirs ir bus tikrai daugiau tų laimingesnių negu liūdinčių ir kad galės jau viešai pasakyti, kad viskas yra gerai. Ačiū Jums. Ačiū.